Labai aktuali tema, tai muitų karas. Ne? Visi dabar pergyvena, kas bus automobiliais, kurie keliauja iš Amerikos. Tai jeigu dar nežinote, vakar ES paskelbė savo dėrybinę poziciją kaip atsaką į Trumpo tarifus. Tai paskelbė Zero to Zero politiką, kurią taikytų, pasiklausykit, visom pramonės prekiam, farmacijai ir automobiliam. Tai dėrybinė pozicija tiek amerikiečiam, tiek mum vartotojam gali būti labai naudinga, jeigu ES prieis prie susitarimo su Donaldu Trumpu. Kol kas jis jį atmetė kaip nepakankamą, bet jau yra įrašyti automobiliai, kad keliaus be muitų. Tai jeigu pavyks pasiekti susitarimą, chebra, automobilius mes į Lietuvą iš Amerikos galėsime gabenti be muito. Aišku, PVM išliks. PVM yra renkamas valstybės, Lietuvos Respublikos, ne ES, tai PVM išliktų. Todėl visiems siūlyčiau atsidaryti įmonės. Na, o jeigu taip nutiks, aš pažadu visiems duoti gerų nuolaidų ir atšvęsti šitą susitarimą, pritaikant labai superinės kainas transportavimui ir padidinant pirkimų kiekį. O ką dar galiu pasakyti, kad jeigu nepavyks susitarti, automobilių tarp 25% nėra. Yra motociklai, yra maisto produktai ir taip toliau. Automobilių nėra.